sako, nu pala, dabar aš biškai negaliu, užsiėmęs. Bet man reikia važiuoti, davai važiuojam dabar. Jūs pilat automobilių kūro. Taip? Ir ką ten dar, alyvą pilat, ne į variklį, kad variklis veiktų. Neįmanoma nesirūpinti, neduoti, neužtikrinti tų elementarių fiziologinių poreikių automobilio, ne, ir tikėtis, kad dabar aš dar pravažiuosiu 10 metų normaliai. Nepirsiu kūro, vangų skysčio irgi nepirsiu, nieką nedarysiu, nes dabar neturiu pinigų, neturiu laiko, neturiu galimybių, bet man reikia dabar važiuoti. Tai va, vyrai turi tą suprasti. O mes moteris turim suprasti, kad mes pačios savo turim irgi dovanoti ir gėlių, ir papuošalų. Ir tai nieko bendro su godumu arba egoizmu irgi nieko neturi. Nes tam, kad mes galėtume kažką duoti, mes turime turėti iš ko duoti. Suprantat? Mūsų kaip misija, moterų misija yra skleisti meilę ir harmoniją. Taip? Kokią meilę ir harmoniją gali skleisti nuvarytas kuinas, kumelė nuvaryta, nešulinis gyvulys su pakinktais, nežinau, nutrintų balnu ant nugaros ir, nežinau, vežimais karusi. Ko nemoka šiuolaikinės moteris, nežinau, ne visos, aišku, negaliu taip globaliai kalbėti, bet bent jau tos, su kuriuom aš bendrauju, jos nemoka ilsėtis. Aš esu neišimtis. Vat ką aš dabar labai stengiuosi išmokti vaikų sustoti. Nes man tas irgi norisi dar ir tą dar padaryti, ir tą, ir tas faina, ir tai faina, ir čia, ir ten, ir to, ir dar to noriu, ir šitas, ir taip įdomu, ir gal dar tą noriu. Ir paskui jau žiūriu, kad aš nieko nebegaliu, tik tai, nežinau, nieko nebegaliu gulėti visą dieną, galiu ir ledus valgyti, daugiau nieko. Bet jeigu reikia sustoti laiku, va čia moteriai labai tikrai, nežinau, kaip jums, bet man bent jau yra tikrai tikras labai rimtas darbas su savim, laiku eiti miegoti. Nepervargti. Mokate nepervargti? Dabar jau mokat. Dabar mokat, o tai aš turiu vilčių, kad ir aš išmokstu. Jo, nes aš taip vis save pagaunu, kad aš, tas mano noras. Jaunesnė tuo labiau persitempia, jau paskui. Nenoriu įvertinti savo jėgų, kada sustoti. Aš sustoju, dabar jau anksčiau sustoju, jau nebegriūnu paslika, bet sustoju. Bet tas nuovargis dar per vėlai sustoju ir mane pasiekia. Tai vat mes turim išmokti savim pasirūpinti. Mes turim meilę pirma savo, o tada kitiems. Nes mes dažnai nemeilę savo slepiame po neva meilę kitiems. Bet kol mes savęs nemylim, ta mūsų meilė kitiems yra netikra. Netikra. Taip. Aš visą dieną stovėjau prie puodų, tau gaminau valgyti, o tu nevalgiai, arba net ačiū nepasakėjai. Čia aš su meilė tau gaminau, o tu nevalgai mano meilės. Koks tu niekšas esi. Tai kokia čia meilė? Suprantat, kai mes tarnaujam su meilė, kai mes atsiduodam su meilė ir visą širdim, mes tik gaunam tos meilės daugiau ir mes pavargsam fiziškai galbūt, bet mes pasikraunam, mes gaunam daug pozityvių. Sakyt, tada ir ateina tas poilsis, kai tavo meilė tikrai tave pakrauna. Taip, o kai meilė yra tokia, bet čia irgi meilė savo pirma, savo meilė, o tada jau tiesiog atiduodi tą meilę ir tiesiog atiduodi tą meilę. Bet kai tu išmoksti save mylėti, jau tada automatiškai meilė savo jau jinai yra. Taip. Tai va, ir kai nėra meilės savo, tada mes viską, ką darome, mes darome vardan pripažinimo. Ta prasme, toksai kaip šantažas, nežinau, kaip verslas. Tipo, aš dabar tau, o tu man meilės tau. Ai, čia neseniai, žinokit, visai Torsunovo paskaitos ištraukoje. Dabar galvoju, Torsunovo, liktai jo, Torsunovo paskaitos ištraukoje girdėjau, kaip jisai kalba taip, kad siela gauna moters kūną dėl to, kad jinai yra godi duot meilę. Girdėjote ir jūs, ne? Godi duot meilę. Mes norim gaut meilę, bet duoti gaila, geras daiktas, pravers, baidyje. Ne, gal duok man meilę. Ir tada tas toksai prasideda manipuliavimas. Kai aš neduodu, o noriu gauti, tada aš ilgiuosi taip, kad man duotų ko nors. Dabar jūs jauskitės kalti, nes aš labai pavargusi ir serganti, bet jums dar valgyti. Matot, kokia aš esu svarbi ir kaip jums pasisekė, kad jūs turit mane ir dabar jūs mane vertinkit, nes aš sirgdama jums darau valgyti. Ir kai suprantat, mes čia tą labai irgi pagauti save galime, kai
Kai mes darom nuoširdžiai, tai mums teikia džiaugsmo. Kai vat, yra iš to vat, tokio, iš noro gauti, o neduoti, tada mums kyla nepasitenkinimas. Tai jau geriau nedaryti, jeigu aš turiu dar, bet irgi, ką noriu pasakyti, vat, kuom yra skirtumas, pavyzdžiui, vat, Indijoje ten, Šrila Prabhupada apskritai, jisai pasakė labai tiesiai šviesiai ir aš dabar pradedu va tą irgi kaip ir aiškiau suprasti. Jisai pasakė, kad vakaruose moterų nėra. Vakaruose moterų nėra. Ir, paskui aš papasakosiu daugiau, vat, ką jisai tą temą sakė, bet tiesiog pavyzdys. Aišku, Indija, šiuolaikinė Indija, ten apskritai kultūrų, papročių, religijų, ten multimilijoninė, ta prasme, ten tokia šalis spalvinga, kad, taip sakant, protų to nesuvoksi. Ir ten tiesiog, čia lietuvis vedė Indiją moterį. Čia man kita moteris pasako, žinot, kaip mano pusbrolio sesės draugės sesė pasako, taip, čia tipo iš tos serijos. Bet, tai va, ten buvo tokia istorija, kad jie ten, aš neatsimenu, ar samosas kepdavo, to žinot, pyragaičius vegetarinius. Ir būna 2 kartus per mėnesį vediniai kultūrai ekadaši. Tai yra, kai arba iš viso žmogus nevalgo, negeria, arba nevalgo bent jau grūdinių ir ankštinių. Ten ar dar kažko, kol nevalgo daugiau. Bet čia taip, žodžiu. Ir turėjo jie iškepti tas samosas. Ir ta moteris, kuri man pasako, aš jos klausiu tos Indijos moters, tai čia kaip kepsite samosas, aš negaliu, aš pasnikavau, man per sunku. Ir sako, iš to, kaip jinai tą pasakė, man, sako, toks šokas buvo. Aš tai, žinot, kai pasnikauja, kai nevalgai, tai ne visiems lengva tą atlaikyti. Gal esate, kas bandė nevalgyti. Tai sunku, ne? Bet mes normalios, lietuvios, ne, tai negaliu, vis tiek dar, ne? Man sako, o ta moteris Indė, jinai taip natūraliai pasakė, aš negaliu, man sunku. Ir vyras kepė tas samosas, nieko neatsitiko. Bet čia būtent tas mūsų požiūris į pačias save. Ar aš viską galiu, aš galiu. Ten ta, žinot, kaip sovietų laikais, kai ten moteris traktoristė, žodžiu, viską galinti, melžėja, kolūkietė, žodžiu, statybininkė. Taip ir mes dar vis galvojam, kad mes viską galim. Ir galim. Bet kokia kaina. Ir vardan ko mes tą galim. O ką tada vyrai veikia šalia mūsų, kai mes viską galim? Ką jam veikia šalia tokios moters, kuri viską gali ir dar juo pasirūpinti gali? Kokia jo funkcija? Tai va, tai žodžiu, grįžtama, ne, kad vyras turi turėti aukštesnį gyvenimo tikslą, turi globoti moteris, saugoti ją ir turi dovanoti dovanas. Dėmesį, taip pat ir dėmesį. Nes irgi čia dar yra toksai momentas, vėl tas rūpestis. Kai nėra, kai vyras, yra tokių verslininkų, labai tokių materialistų, kurie visą savo gyvenimą nukreipia ten pinigų uždirbimui. Galbūt dirba labai įdomų darbą, nesvarbu, ką jie ten daro. Bet ką savo žmonai suteikia namus, suteikia, rūbus, maistą duoda, bet neduoda dėmesio. Ir tokia moteris, jinai niekada nebus laiminga šalia vyro. Nes dėmesio negaunama, tas dėmesys yra labai svarbus. Vienas kitam dėmesys. Dar kalbant apie moteris, ką moteris turi suprasti. Vedose sakoma, kad moteris už vyrą jaučia 9 kartus giliau. Visą aplinką. Ir mes, pavyzdžiui, mes jaučiam žmonės, mes jaučiam patalpą, ateinam į kažkokią vietą ir jaučiam atmosferą, ne, kažkokią tai. Apskritai nuotaikas žmonių jaučiam. Ta prasme, bet tokie, tiesiog, mums tas yra natūralu visiškai. Taip, jaučiam giliau nei vyras. Aš nežinau, gal vyrai gal irgi jaučia, bet kažkaip, gal čia daugiau tai pasireiškia vis tiek moterise, ar ne? Tai čia, ir to sakoma, kad tos stebuklingos moters galios ir kyla iš to mūsų gilesnio aplinkos pajautimo. Pavasaris, pavyzdžiui, jaučia, prieš porą dienų jau atėjo pavasario kvapas. Pastebėjote? O čia visai neseniai, gal nežinau, čia praeitą, gal šeštadienį, aš net neatsimenu, kada taip sniegas, šalta, o kvepia viskas, pavasaris kvepia. Tai va, tai čia tas yra, ir tas ateities nuspėjimas, arba moteris ten gali gydyti, jinai turi tą prigimtį gydytojos. Kai vaikas užsigauna, mes paglostome, papučiam ir sako, kad jau neskauda. Mes apsikabiname ir linksmiau pasidaro. Mes turim tų galių tokių nuspėti,
galima į ateitį kažkokius įvykius. Tai vat būtent čia iš to vat gilesnio pajautimo. Bet va čia Aleksandras Kakimovas, dar yra toksai lektorius, tikrai labai rekomenduoju paklausyti paskaitų, jeigu rusų kalbą mokate. Jisai sako, kad šiuolaikiniai psichologai nustatė, kad moteris už vyrą, šiuolaikinė moteris už šiuolaikinį vyrą giliau jaučia viso labo 1,5–2 kartus. Tai yra ta kaina, kurią mes mokame už tai, kad mes esame labai pažangios, savarankiškos, ten, nežinau, mokam pakovoti už save ir taip toliau. Ir tai nepaisant to, kad mūsų tas pajutimas yra toks tik 1,5 karto gilesnis už vyrą ir taip, pažiūrėkit, kiek mes daug dar vis galim padaryti. O jeigu būtų tie 9 vienetai, tai va. Bet tas jautrumas, gilumas yra ir geroji pusė, žinoma, ir blogoji, kaip visada. Tai va čia tas yra ir mūsų jautrumas. Kad vyras ką nors burpteli mums tiesiog ir pamiršta. O mes vaikštam ir liūdėm ir mums skauda širdelė. Taip. Dar kas yra labai svarbu moteriai, bet kaip vyrui yra labai svarbu jo drąsa visose aspektuose gyvenimo. Tai moteriai yra svarbu dorybingumas. Tai yra jos esmių esmė. Tai yra, nežinau, bet šiais laikais tas dorybingumas yra labai toks pamirštas galbūt. Mes visą laiką norim, kad mūsų antroji pusė būtų ištikima mūsų, ne? Bet ta ištikimybė yra labai keliais, tokia nėra vien fizinė ištikimybė. Tai yra ištikimybė ir aš juo tikiu, aš juo pasitikiu, aš esu ištikima, aš nelyginu jo su kitais. Bet aišku, jeigu mes gyvenam nesantuokoje ir laukiam, kada geresnis kas atsiras, tai jau yra, labai gerai pasakėte, tai jau yra neištikimybė nuo pat pradžių. Tai va, tai ta ištikimybė ir dorybingumas yra labai tikrai moteriai, tai yra jos papuošalas didžiausias. Tiesiog vienas mano pažįstamas pasakoja, Aleksandras Kakimovas yra dar ir dvasinis mokytojas, jisai vedęs turi vaiką, dukterį jau suaugusią. Ir jo žmona, aš dabar galvoju, 30, man atrodo, berods metų jisai eina to dvasinio tobulėjimo keliu, nes suprantat, dvasinių mokytojų tapti tai ne kiekvienas gali, ir čia tikrai labai unikalių savybių reikia turėti ir bruožų. Bet jo žmona, suprantat, nors jinai nėra dvasinis mokytojas, jinai yra jo žmona, bet jinai ėjo visą tą kelią kartu su juo ir patyrė labai daug išbandymų. Ir aš turėjau progą tiesiog ir su ja bendrauti asmeniškai ir man jinai toks moteriškumo pavyzdys. Tai man vienas toks pažįstamas, jisai yra mokinys Aleksandro Kakimovo ir jisai pasako, kaip bendravimas su jo žmona, koks jo patirtis kokia yra. Nežinote, mokiniai, ten kai būna kokia galimybė susitikti su mokytoju arba šiaip kur nors netoli pro Lietuvą pravažiuoja, tiesiog yra galimybė pabūti, tai jau čia seka ir būna, stengiasi būti. Ir tas mano pažįstamas, jisai gamina skaniai ir tiesiog turėjo progą gaminti savo mokytojui ir jo žmonai maistą. Ir matyti, jam ten labai pasisekė ir Aleksandro Kakimovo žmona, jos dvasinis vardas Gauračekrika, jinai atėjo padėkoti. Šitam troškinį daržovę išvirė, pagamino jisai. Ir pasakė jam ten kažkokius ingredientus, ten kažkokio kito patiekalo. Ir po to, tai buvo realiai vienintelis kartas, kada jinai jam žiūrėjo akis. Po to, kiek kartų jisai ją matė, buvo vienoj patalpoj, ta prasme, kiek daug kartų buvo, nedidelė erdvėj, nei vieno karto jų žvilgsniai nesusidūrė. Tai įsivaizduoju, tai net nesvetimas žmogus, taip šiaip gatvės praeivis. Tai yra vis tiek, kaip ir to paties rato žmogus, tai mokinys, jos vyro. Ir jinai niekados nesiekia akių kontakto. Jos žvilgsnis neklaidžioja į vyrus, jos žvilgsnis, į dievybę, į altorių, ta prasme, į vyrą savo. Tai čia yra, suprantat, apie ką aš kalbu, koks lygis yra. Ir moterų ir vyro dar skirtumas yra tas, kad vyrų ego yra didesnis negu moterų. Taip yra. Ir jeigu moteris dar gali atleisti vyrų neištikimybę, irgi nuo moters priklauso, aš nežinau vyro, kuris gali atleisti moterį neištikimybę. Ir vėl čia grįžtam prie to, kad vyrai jaučia, irgi taip pat jaučia, jie gal sąmoningai to negali įvardinti,
Bet jeigu moteris yra neištikima, vyras negali ją rūpintis. Ir nebūtinai, kaip galima, kaip vyras gali rūpintis moterį, pilnai priimti ją į savo globą, atiduoti pinigus savo kraują, taip sakant. Kaip jis gali ją rūpintis, jeigu jinai neištikima. Ir nebūtinai fiziniam lygmenį, jeigu jinai dvasiniam, subtiliam lygmenį jam neištikima. Bet šitoje vietoje irgi, jeigu mes kažko iš vyro negauname, tai irgi turim savęs paklausti, ar aš esu, tobula, ar aš tikrai jau esu tokia, mano elgesys toks nepriekaištingas visą bendro gyvenimo laiką. Tai dorybinga moters dora yra labai didelė jėga. Ir vėl grįžtam prie Dievo, ta moteris, ta žmona, kuri yra dorybinga, jinai turi Dievo apsaugą. Ir tai gali moteris iš savo pusės padaryti viską, būti dorybinga, ištikima, paklusni. Ir vis tiek santykiai nesusiklostys, vis tiek gali vyras ten ar gerti, ar ten palaistubauti, ar ten, Bet tokiu atveju, kai moteris iš savo pusės padarė viską, kas nuo jos priklauso, jinai turi Dievo apsaugą ir Dievas tada ją pasirūpina. Lygiai taip pat kaip ir vyras. Jeigu vyras iš savo pusės padarė viską, kas nuo jo priklauso, kad jo žmona būtų laiminga, o jinai tiesiog prigimtis jos, kitokia, nei plaštakė, nori skraidyti. Kaip? Karma. Ta prasme, ten begalės priežasčių yra. Galbūt ten buvo toks likimas, kad jie turėjo susitikti ir atkentėti vienas kartu su kitu tam, kad jie sutiktų po to kitus žmonės, su kuriais galėtų toliau kitaip, geriau gyventi. Niekas to negali pasakyti ir karmos tų dėsnių ir sąjungos ryšių tų niekas negali pasakyti. Tai niekados negalima atmesti galimybės, kad aš padarysiu viską, ką galiu ir čia tikrai 100% santykiai bus geri. Nebūtinai, gali būti ir toliau blogai, bet tik tai tiek, kad tada aš turėsiu labai rimtą, galingą asmenį už savo nugaros, kuris tikrai manim pasirūpins. Tai va čia dabar apie tai, kai vis kalbame, kad moteris tikisi, kad vyras pasikeis, o vyras tikisi, kad moteris nepasikeis po santuokos ir paskui vyras nepasikeičia, o moteris pasikeičia. Iš tikrųjų, tas irgi turi prasmės, todėl kad moteris turi tokią galimybę pakeisti savo vyrą. Klausimas tik tai vienas. Ta prasme, čia gal iki santuokos. Ar tikrai mes norim tekėti už žmogaus, kurį reikia keisti? Nes tą galima padaryti ir tikrai yra tokių atvejų, kurie pasiteisina ir įvyksta. Bet kaina, kokią kainą mes sumokėsim be keisdamos? Ar mes, koks tikslas mūsų? Kai yra santuoka, kai yra vaikai, tada taip, verta dėti pastangas ir keisti, bet iki santuokos, iki vaikų, labai reikia objektyviai vertinti, ar aš tikrai, noriu tiek daug aukų įdėti tam, kad šitą žmogų pakeisti. Gal geriau palaukti ir sutikti kitą, kurio nereikės keisti. Tai čia yra dėl to, kad moters psichika yra stipresnė už vyro. Ir jeigu moteris yra dorybinga, ugdo savyje tas gražiausias moteriškas savybės, tiki vyru, ir jinai gali jam padėti, jį apsaugoti patį nuo, kaip čia pasakyti, dorybinga, tikra moteris, kuri ugdo ir puoselėja save, gali apsaugoti vyrą nuo jo paties ydų. Sakykime taip, arba padėti vyrui tobulėti kaip asmenybei galbūt. Bet vyras turi mylėti tą moterį be abejo pirmiausia, tai yra labai nelengvas darbas ir tai nepasidaro taip. Bet tiesiog, jeigu norėsit pakeisti savo vyrus, žinokit, jūs galite tai padaryti. Ir tas metodas yra labai paprastas. Sakoma, kaip čia dabar, taip, dėmesys yra, pavyzdžiui, du augalus, ir vieną laistome, ten tręšiame, saulės duodame, o kitą pamirštame. Kuris augs? Kurį trešiam laistome, o tas nudžius.
Taip yra dėmesys, tai yra energija. Į ką mes kreipiam dėmesį, tam duodam savo energijos. Jeigu mes duodam energijos į vyro ydas, mes jas trešiame, laistome ir sodiname. Jos tikrai nedings. Bet jeigu nekreipiam dėmesio gerąsias savybės, jos tada dings, nes jų net netrešim ir nevaistome. Tai va, čia dabar, bet šitas sąmoningai perkeitus, moters irgi viena iš askezių, iš kur jinai gauna daug jėgos ir labai gali daug teigiamos įtakos padaryti šeimyniniam santykiam, tai yra, kai moteris medituoja į savo vyro gerąsias savybės. Nes tikrai vyrai turi gerų savybių, ne? Nu, vieną kitą kokią turi. Tai, bet įsivaizduojat, koks tai yra iššūkis ir išbandymas moteriai medituoti vyro gerąsias savybės. Kaip lengva medituoti jo blogąsias savybės. Ir vėl pamiršo nupirkti, ar ten ne tą nupirka, arba, nežinau, ten, nu ką darom, šiukšlių neišnešė, kiek aš galiu prašyti, taip? O į gerąsias savybės, kaip yra sunku. Ir va tose santykiuose, tai kai atsiranda santykiai su kitu žmogum, nu, va, su priešinga lytim, tada mes pamatom, koks mūsų egoizmo lygis yra. Va tada šiaip, kai nėra tų santykių, kai yra kažkokie, nu tiesiog, nu draugai, ar ne, nu kažkokie tokie per atstumą, nu, tai tada labai lengva patikėti, kad aš esu labai faina ir labai gera ir labai tokia. O kai jau atsiranda rimti santykiai, tada va pamatau, kokia aš esu ir egoistė, kaip aš noriu, kad man duotų daugiau negu, nu, nes man reikia daugiau. Taip, o pačiai duoti galbūt ir sunkiau, taip. Tai va, bet tada, kai moteris medituoja vyro gerąsias savybės, tada jos ima augti. Ir yra net sakoma, kad jeigu vyras neturi kažkokios savybės, kurią norėtų, kad moteris, nu, kad jisai turėtų, jinai gali jame tą savybę sukurti. Tiesiog pati patikėti, kad jisai turi tą savybę ir kiekvieną kartą, kai jisai pasielgia atitinkamai, jam parodyti, kad ir jisai patikėtų. Tu, pažiūrėk, koks tu dosnus, tu nieko negaili man, tu man padovanojai tą, nu koks tu geras, koks tu rūpestingas. Ir ilgainiui tada vyras to patikė ir pradeda tikrai atitinkamai elgtis. Moment patikė. Čia jau 100 kartų išbandyta. Jeigu tik pagirk vyrą, pakeltis iškart kyla. O kai, jeigu mes sakom, tu ir vėl pamiršai, ir vėl negalima tavim pasitikėti, tu egoistas, tu savo naudas. Nu, gerai, egoistas, savo naudas. Gerai. O mes ir toliau gyvenam su egoistu ir savo naudžiu. Tai gali medituoti ne tik į vyrą, bet ir vaikus savybės. Taip, visų, taip. Tai va čia dar apie tas meditacijas, čia tikra istorija. Man pati moteris pasakojo, lietuvė, žodžiu, jų tokia, taip, sugalvosiu, nuo ko čia pradėti, žodžiu, jinai jau vyresnė amžiaus yra ir kai jinai susidomėjo vedomis, jos santuoka jau buvo seniai iširus. Jie nebuvo oficialiai išsiskyrę, bet vyras gyveno net ne Lietuvoje. Suaugę vaikai, tai to bendravimo praktiškai kaip ir nebuvo. Jisai, man atrodo, netgi piktnaudžiavo, taip sakant, alkoholiniais stipriaisiais gėrimais ir, žodžiu, nu, tarp jų, nu, tiesiog viskas buvo baigta ir tiek žinių. Jisai netgi tuo metu, kai jie gyveno atskirai, bet jis vienoje šalyje, ne kitoje šalyje, jisai net buvo suradęs kitą moterį ir net galvojo gal šeimą kurti. Bet tada jinai atrado Vedas, Tursunovą ir, žinot, Tursunovasgi moko visus linkėti visiems laimės. Tai va, jinai pradėjo jam linkėti laimės. Tada pradėjo po kurio laiko medituoti jo gerąsias savybės. Ir viskas. Jinai jam neskambino, ten nerašė, ten nesiekė bendrauti. Jis pats pradėjo. Kažkokiu būdu pradėjo su ją bendrauti. Ir dabar, bet čia jau praėjo, ne per vieną dieną ir ne per mėnesį, bet dabar pas juos meilė didesnė negu tada, kai buvo anksčiau, kai jie kartu dar gyveno. Tai įsivaizduojat, nieko jinai daugiau nedarė, išskyrus, kad keitė save ir linkėjo tam savo vyrui, su kuriuo nebendrauja, laimės. Energetiškai susiję, vis tiek padėka. Taip. Tai va, tai čia vat, jums toks irgi galite imti ir pabandyti ir pažiūrėti, kas darosi. Tai va, apie santykių etapus. Dar turit jėgų klausytis manęs? Turiu.
turit ar ne? Ar nenorit išsiduoti? Aš tiesiog noriu tokie, bet suprasti, kad kaip santykiai tie rutuliuojasi, nes mes pritraukiame žmogų tokį, kokio mes esam verti. Tiek vyrai, tiek moteris. Norim pažiūrėti, kas mes, pasižiūrim, kas šalia mūsų. Čia taip yra, čia nepakeisi nieko. Ir kai mes keičiame partnerius, tikėdami susitikti kažką geresnio, mes sutinkame žmonės, kurie nebeturi tų savybių, kurias turėjo ankstesnis partneris, bet turi tas ydas, kurių neturėjo ankstesnis partneris, suprantat? Ir tie santykiai neišvengiamai pereina tuos etapus, neišvengiamai su bet kuriuo žmogum. Tai jau geriau meistriškumas yra paimti vienus santykius ir, davesti nelietuviškas žodis, privesti, nuvesti juos iki tobulumo, ištobulinti tuos vienus santykius. Tai geismas yra visų santykių pradžia. Tas seksualinis potraukis yra visų santykių pradžia ir tai yra normalu, natūralu ir visai gerai. Dėl to ištekėjusios moteris turi vengti draugysčių su vyrais, o vedę vyrai turi vengti draugysčių su moterimis. Todėl, kad tai visada santuoka bus pavojuje, grėsmėje. Jeigu mes mėgstam draugystės su kažkuo iš šono, labai arti, aš nesakau, kad visai nebendrauti, čia būtų kvaila nežiūrėti vyrus. Čia būtų jau nelabai realu, bet jau ten labai artimus santykius kažkokius, ten labai jau ten pasiplėtėjimus, buvimus kažkokius, tai su priešinga lytim, jeigu mes norim stiprios santuokos, mes turėtume sumažinti iki minimumo. Taip pat vyrai irgi. Nes geismas yra labai stipri energija ir galų gale geismas atjungia intelektą. Kai kyla tas geismas, ypatingai jeigu iš karto prasideda seksualiniai santykiai, žmonės pasidaro kvaili. Nebegali objektyviai vienas kito įvertinti. Viskas. Tada loterija. Arba laimėjau, arba pralaimėjau. Ir toliau jau ieškau kažko geresnio. Tai geismas pradžioje. Ir apskritai bet kuris materialių norų tenkinimas turi 4 etapus. Bet kas. Pavyzdžiui, labai noriu torto. Tai iš pradžių aš esu labai alkana ir labai noriu torto. Ir aš valgau, neatsivalgau, man kiekvienas kąsnis toks skanus. Paskui ateina, tai čia pirmas etapas alkis. Antras etapas yra pasisotinimas. Kai jau dar valgau, bet jau tokio nejaučiu, tokio didelio džiaugsmo. Trečias etapas yra persisotinimas. Kai jau dar yra lėkštė, išmesti gaila. Bet jau nebelabai galiu, bet reikia valgyti ir valgau toliau. Ir tada, jeigu toliau valgau, atsiranda atstūmimo etapas, tas pasibjaurėjimo etapas, kai jau žiūrėti tos tortus nebegaliu, nevalgysiu daugiau tortų niekada. Ir tas pats yra santykiuose. Kai mes tikrai susipažįstame su kažko, tas geismas, trauka, čia taip įdomu ir tas alkis yra. Mes negalim atsibūti vienas su kitu, mes norim ir dar šnekėti, ir visą naktį galim šnekėti, ir atitraukti rankų ir akių vienas nuo kito negalim. Tada ateina kitas etapas. Pasisotinimas, ne? Kai jau būnam kartu, dar visai, bet jau kažkaip nėra tokio, jau tokio, kaip pilve drugeliai plazda ir tokios emocijos stiprios. Tada kitas etapas yra persisotinimas. Taip? Kai jau pradedam norėti būti nebe kartu, galbūt karts nuo karto, ir tada atstūmimas. Tai čia materialiam lygmenį taip yra. Ir jeigu taip išskaidyti, tai per tos 4, čia apskritai, kai santykiai yra materialioji platforma, kai nėra to dvasinio aspekto, kai nėra suvokimo, kas tai yra būti žmogum, kas tai yra, apskritai, kas tai santuoka yra, kai norisi tik naudotis vienas kitu, kai norisi, kad man tarnautų, o aš čia šiaip, kad visas pasaulis sukasi aplink mane. Tai tie santykių lygiai. Tai pirmas etapas yra įsimylėjimas, tai tas alkis. Kai, o Dieve, kaip jisai nosį krapšto žavingai, o viešpatie, ir koks jisai mielas, ir koks jis fainas, ir jisai neturi ydų, jisai tobulas, aš nesu jo verta, arba jis, nežinau, kaip man pasisekė, ir taip vis galvoju, medituoju, ir čia, žodžiu, taip, tas pirmas įsimylėjimo etapas, kai alkis, kai noris ir dar būt, ir tada ateina antras etapas.
Antras etapas tai jau yra įprotis, va tas jau pasisotinimas, tai jau kai aš pripratau būti kartu su juo, mes abu pripratom būti kartu. Ir tada prasideda kažkokia rutina, kažkokie tai bendri reikalai, bendri buitis kažkokia, nebuitis, nebūtinai ir gyvena kartu žmonės ar negyvena, jau kažkokie bendri draugai, bendri, kažkas tai va tokio bendro, jau rutina prasideda. Jau tų kažkokių romantiškų tų akimirkų mažėja visą, ne? Tada tas antras etapas pereina į trečią etapą, tai yra tą persisotinimą. Tada prasideda trūkumų paieškos. Gal ne tai, kad paieškos, bet tada jau dingsta mums tie rožiniai akiniai ir mes pradedam matyti, jau nosį tai dažnai jisai čia krapšto, jau galėtų truputį ir mažiau krapštyti nosį. Ir kai kramto čepsi ir kažkoks šiaip kažkaip tai vat ir tas čianais ir, nežinau, kažkaip galėtų ir tą barzdą dažniau nusiskusti, ką jau čia. Taip, tada jau prasideda ir tas persisotinimo etapas, kai mes pradedam matyti, taip pat ir vyras pradeda matyti moteryje, tas jos, nustoja tapti laukų, nežinau, miškų, nimfa, deivė, mūza, įkvėpimo šaltinį, pasidaro boba. Neišskalbė, nepadarė, persudė, sudegino, ar ten dar kažkur prasideda, arba šiaip tenais susivėjusi pūtva, kaip rytais atrodai, ten priaugai svorę, arba dar, žodžiu, šiaip ką šnekyčianais ir, žodžiu, taip, ir kvaila, ir visokia, taip. Ir tada tas etapas neišvengiamai pereina į kitą lygį, tai yra pykčiai. Ir va šitas etapas yra labai esminis. Ir arba išsiskiria žmonės, to atstumimo tame etape, arba pergyvena ir gyvena, arba išsiskiria, arba neišsiskiria, gyvena pragare, vienas kito nekęsdami toliau kartu dėl to, kad bendras namas, bendras verslas, pavyzdžiui, vaikai, tipo, ar nežinau, kažkas priežastis dėl ko aš nekenčiu, negerbiu šito žmogaus, bet toliau gyvenu su juo. Arba trečias variantas yra, kai tie žmonės pereina į aukštesnį lygį. Ir yra labai svarbu, tame trūkumų paieškos etape, pykčio etape, išlaikyti pagarbius santykius, neįžeidinėti, neišvengti savo nepasitenkinimo ant kito žmogaus, patylėti. Taip? Arba tiesiog, kodėl mes pykstamės? Apskritai, kada vyksta pykčiai? Kada žmonės šaukia? Tada, kai nebenori girdėti, kai nebenori klausytis, o nori, kad mane girdėtų kitas. Nori kalbėti, o nenori girdėti. Ir kai du žmonės nebenori vienas kito girdėti, o tik tai kalbėti, tada prasideda pykčiai. Arba tos trūkumų paieškos. Pavyzdžiui, noriu, kad puodeliai būtų čia, o ne čia. O vyras deda mišius kitam kambarį. Arba sėdi prie kompo ir ten pauga visas indais nešvariais ir aš turiu ten, pavyzdžiui, nurinkinėti. Ir konfliktai, ne? Tai dabar klausimas, kodėl du tie žmonės negali tiesiog nustoti daryti tai, kas erzina partnerį? Nesikalba. Nes nesikalba, nes puikybė didelė. Kodėl aš turiu prie jo taikytis? Kodėl aš turiu nusileisti? Jis taip turi nusileisti man, arba jinai man turi nusileisti. Tai ko to verti tie santykiai tokie, jeigu net nėra noro nusileisti, prisitaikyti kažkaip tai. Tai kokie apskritai apie ką mes kalbam, apie kokius santykius? Aš esu karalienė, arba aš esu karalius ir viskas turi suktis pagal mane ir aplink mane. Ir tada visiems jums bus gerai. Taip? Tai jeigu mes esam tokie, tai mums nereikia tada kitų žmonių iš tikrųjų šalia mūsų. Mes esam monstrai. Jeigu mes prievartavom visus šokti pagal savo dūdelį. Bet aišku, reikia įsiklausyti vieni kitus, klausytis, bandyti rasti kompromisų. Tarsunovas sako, pažinties metu, susipažinimo tam periode, gerąją karmą mūsų iškelia ir parodo, kad turim geriausią. O paskui jau, kadangi banguoja tą karmą, iškyla vis mūsų ydos. Taip, ir tai tie santykiai šeimoje yra egzaminas, kuriame mes parodome, ko mes verti esame. Ar mes esame išpaikinti vaikai, lepūnėliai, kuriems ten vos susitikę su kažkokia kliūtim iškart bėgam ir ieškom ko nors geriau? Ar mes esame brandžios asmenybės? Kas mes esame? Tai jeigu, nes pyktis yra normalu, pyktis yra visiškai normalu. Čia nieko tokio ginčytis. Pavyzdžiui, arba kad nuomonės skiriasi.
Yra klausimas, kaip mes pykstamės. Ar mes žeminame kitą, arba neištikimi, arba menkiname, arba nesikalbam iš viso, arba pabėgame, pasislepiame. Nu, vat, kas toliau? Ir jeigu va, tam tuo vat, sunkiausiu periodu santykiai, nu, ta prasme, tai dabar toliau, vat, scenarius toks galimas toliau. Arba vat, išsiskiria žmonės, ne? Nes, nu, kaip, vat, šitie, vat, žodžiu, šitas čia, kaip, suprantat, kaip, pavyzdžiui, kaip žiurkėnas tame rate, kaip bėga, arba vėrė rate. Daugelis santykių taip ir sukasi ratu. Nes po pykčio, po konflikto eina vėl susitaikymas, nu, vėl įsimylėjimas, ne, vėl geismas atgimsta, nu, ta prasme, trauka vėl atgimsta, tada vėl viskas vėl liktai, o kaip fain, ypatingai pirmas konfliktas, ne, ir pirmas susitaikymas, tai toks vėl, toks emocijų atgimimas, ir vėl įsimylėjimas, ir vėl pripratimas, vėl trūkumų paieškos, ir vėl konfliktas, ir vėl įsimylėjimas, ir suprantat, tai vat variantas, arba kol yra tos seksualinės energijos, tol tas sukasi ratas. Arba, nu, vat, kol nedarome žaidimų, tol dar sukasi. Bet jeigu tie santykiai neperkeliami į aukštesnį lygį, jie tai vat ir sukasi ištisai. Arba, bet, kadangi su laiku geismas mažėja, ta seksualinė energija jinai mažėja, potraukis vat seksualinis vienas prie kito mažėja, ratas vis lėčiau sukasi. Ir jeigu tas santykiai neperkeliami į aukštesnį lygį, jie užsilieka pykčio lygyje. Ir tada arba žmonės, nu sakau, skiriasi, arba pasibjauri vienas kitų ir gyvena kaip du tiesiog nuomininkai, arba kaip du priešai, arba, nu, nežinau, turbūt gal žinote pavyzdžių iš savo gyvenimo, kaip žmonės gyvena savo pačių susikurtame pragare ir kenčia siaubingas kančias ir kankina kitus. Tai va, ir kai santykius perkeliame į aukštesnį lygį, šiaip sakoma, kad santuoka turi prasidėti nuo 5 lygio, nuo pagarbos. Ir ta pagarba būtent ateina jau išsprendus tą sudėtingą tą santykių laikotarpį. O dar beje, jeigu mes išsiskiriam tame konfliktų lygyje, su kitu žmogum vėl pereinam vėl tos pačius etapus. Nu, neišvengiamai. Ir vėl, ir vėl, ir vėl. Tai va dėl to yra geriau jau paimti vienus santykius ir juos ištobulinti iki maksimumo. Nes neišvengiamai. Nu, ir kaip aš sakiau iš pradžių, kad tas žmogus jau nebeturės tų gerų savybių, kurias turėjo šitas, bet turės tas idas, kurių neturėjo šitas. Tai va. Ir pagarba tai yra, kai mes rodom dėmesį vienas kitam, kaip gerbėme kai asmenybę, o ne kaip kažkokį patogų daiktą savo buities palengvinimui. Kai skiriame dėmesio, kai, nežinau, tobulėjame kartu, kai norime tarnauti, pasitarnauti kitam. Vat tai yra pagarba. Ir rekomenduojama nesituokti, kol nėra šito lygio. Nes jeigu susituokame anksčiau, labai sunku yra kažką pakeisti. Nu, nespėjus pažinti vienas kito, nespėjus įsiklausyti, nespėjus pamatyti, visų tų, pamatom tik tas gerąją karmą, o kai užgriūva bloga karma, išsigąstame ir pabėgame. Meilė dingo. Meilė dingo, taip. O meilė jinai yra 3 lygiais. Yra emocijų, proto ir intelekto lygmenį. Tai kai yra emocijų lygmenį meilė, jinai yra, nuo meilės iki neapykantos vienas žingsnis. Bet visos dainos, tai meilės dramos, romanai, visi yra kalba apie to, kur meilė čia yra, čia jos nėra. Tai čia yra grinai emocijų lygmenį ir mes mylime to, kol mums, faina, kol patogu, kol teikia malonumą, kol teikia džiaugsmą, tada mes mylime. Tai čia yra emocijų lygmenį. Kai meilė yra proto lygmenį, tada mes susikūrėme savo idealą ir tą idealą įdedame į kažkokį žmogų. Pavyzdys, pavyzdžiui, kaip mergaitės, paauglės įsimylė, arba berniukai, dievaičius mes įsimylėm vaikystėje. Turėjot? Bon Jovi, pavyzdžiui, buvo mano. Bredas Pittas. Tai va. Bet paskui, kai suaugame, tas labai, kaip jau nelabai matosi taip ryškiai, bet vis dar mes taip darom. Mes susitinkame su žmogu ir tikimės, kad tas žmogus atitinka mano lūkesčius. Aš esu susikūrusi kažkokį taip pat stereotipą savo tobulo vyro ir sutinku žmogų ir tikiuosi, kad jisai yra toks, kaip aš tikiuosi. Tai jeigu mažam lygmenį ir mano protų, kaip
aš šiaip protinga esu, tai aš tada galiu, vis tiek kažkaip tai valdyti šitą procesą. Bet jeigu yra tikrai, žinau tokių atvejų, kai visiškai susikuriamas įvaizdis kažkoks tai savo norimas ir uždedamas ant to žmogaus ir tada kas atsitinka? Jeigu bendraujame toliau su to žmogu, mes pamatome, kad jis visai ne toks, kaip aš maniau. Tu pasikeitei. Tu mane nuvylei. Nenuvylė, jis niekas visada toks buvo. Tik aš čia buvau susigalvojusi, kad jis yra kitoks. Suprantat, kur yra momentas. Tai čia protė, kai mes protę susikuriam ir savo vaizduotę apvelkam formą, neįsigilinę, koks tas žmogus iš tikrųjų yra. Ir trečias, aukščiausias lygis yra intelekto lygis. Tada, kai mes suprantame, kad mylėti reiškia daryti tą, ką turiu ir tada, kai nenoriu. Yra toks posakis, meilė tai veiksmažodis. Tai ne emocija, tai ne fantazija, tai ne drugeliai skrandyje. Tai ne tai, kad aš viskas dėl jo, nežinau, pasaulio kraštą, ten viską galiu dėl jo paaukoti, arba dėl jos, bet ką padarysiu ir nieko nedarau. Meilė yra tada, kada darau. Noriu, nenoriu, bet aš darau. Va čia yra meilė. Čia gal pavyzdys geriausias, kaip mamos myli savo vaikus ir net kai pavargusios daro jiems valgytą. Nes reikia. Nes aš turiu tą padaryti. Tai intelektas tada jau, kai yra pareigos ir atsakomybė. Ir jeigu dingo meilė, tai jinai gal buvo emocijų lygmenį arba proto lygmenį. Tai buvo tokia tik tai trumpalaikė, bet kai yra intelektas, tada jau yra suvokimas, kas. Ir tada galima santuoką kurti ir galima kurti santykius santuokoje. Čia yra sunkiausia, kai esi supykęs, atlikti savo pareigas. Žinau, kad susipykusiai tu atskirai nebūtų. O reikėtų kartu. Nebūtinai, gal reikia kartais ir pabūti atskirai. Nes pykti vis tiek irgi pykčio nereikia gniaužti. Greičiau, nėra to sunkumo pareiti. Žinau, pasakojo tokias istorijas, toksai Rimantas Slavinskas, nežinau, ar jisai buvo pas jūs, jisai pasakojo savo giminės istoriją. Kaip, žodžiu, jo ten, neatsimenu, kokia ten giminystės, ar kaip ten, kas ten susiję, žodžiu, istorija tokia, kad viena moteris, žmona, supykusi ant vyro, nekalbėdavo su juo mėnesiais. Įsivaizduojat, mėnesį nekalba, nes pyksta. Ir tas vyras pasikorė. Bet iš tikrųjų, aš nelabai suprantu, kaip galima, nesuprantu, kaip mėnesį gyventi su žmogum, kuris nesikalba su tavimi. Kaip ta moteris nepasikoja? O jie kartais, jinai tai nesikalba, nes su jie nesikalba. Bet jai kaip galima būti laimingu, kaip, ta prasme, kaip, bet, Bet žiūrėk, baudžiam vyrus, supykom, valgyt nedarom, nemiegam, nekalbam, darom taip daug. Tai gerai, tai pagarba tai yra tas taškas, kada jau galim kurti santuoką. Toliau kitas etapas yra stipri draugystė, tai yra sielų draugystė. Tai jau yra kitas lygmuo, tai jau yra, kai aš tavim pasitikiu, tu esi mano draugas, mano antra pusė, va čia yra tas antra pusė. Ir tada tik paskutinis 7 etapas yra meilė, va ta meilė, kur yra intelekto lygyje. Kai aš tave gerbiu, tu esi mano draugas ir aš tave myliu ir aš tavim rūpinuosi ir leidžiu tau manim rūpintis. Aš žinau tavo gerasias ir blogasias pusės. Manęs negąsdina tavo blogosios pusės. Aš priimu tave, koks tu esi, nes aš žinau, kad tu esi toks, koks tu esi. Ir tu mane priimi tokią netobulą, kokia aš esu. Ir aš tau dėkinga už tai, kad tu mane priimi tokią, kokia aš esu. Tai va čia yra tie etapai. Suprantat, jeigu mes tą konfliktų lygį nesugebam pakelti aukštesnį lygmenį, mes tada gyvenam tame pragare, kai nesikalbam, kai baudžiam, kai keršijam. Va čia įsivaizduojat, keršijam dar vienas kitam. Tu arba moteris čia mėgsta galbūt tokį sąrašą, turi juodą sąrašą. Tu prieš 3 metus ir 6 mėnesius pasižiūrėjai kaimynę ilgiau negu kad pridera. Tai dėl to dabar tau bus taip ir taip. Tai va. Dar galvoju, ko aš jums nepapasakojau.
Nu, pat pabaigai. Santuoka tai labai rimtas išbandymas, kurį nepasiruošus be rimtų apmokymų labai sunku išlaikyti. Ir santuoka, tai yra geriausias, tie, kas esate susituokę santuokoje, jums yra labai toks, kaip čia pasakyti, geras metas, gera priemonė, gerą įrankį turit pažinti save. Nes tie, kas dar nesantuokoje, realiai negali savęs įvertinti objektyviai. Nes santuokoje, santykiuose su vyru, su vaikais, su anytomis mielom, brangiom, su uošvienėm, ten vyrai, mes galime realiausiai pamatyti, kas aš esu iš tikrųjų per žmogus, ko man dar trūksta. Ir labai toks, kaip čia, eksperimentų laukas palankus. Aš kažką keičiu savyje ir galiu iš karto pamatyti pasikeitimus aplinkoje. Prasme, labai matos iš karto, mano pasikeitimai vidiniai, mano santykio su savim pasikeitimai ir iš karto matosi santykių su kitais. Labai nereikia laukti, nereikia galvoti, čia taip ar ne taip. Tai va. Tai tikrai turite, puikią galimybę harmoningiau gyventi ir greičiau vystytis ir greičiau tobulėti. O tie, kas dar neturit sukūrę santuokos, jums irgi yra labai geras metas, kurį galima išnaudoti savęs tobulinimui. Nes tam, kad sutikti tobulą žmogų, kad tikrai, kad viskas būtų labai gerai, tai pirmas save mes pakeičiam, ir iš karto gaunam tokį, kurio nereikia keisti. Arba tokią, kurios nereikia keisti. Tai va, tai ir tiems, kurie turi, jau turi šeimą sukūrę, ir tiems, kurie dar neturi su šeimos sukūrę, yra labai geras metas. Visiems geras. Visiems geras metas, taip. Tai va, tai aš linkiu jums laimės. Gal turit klausimų? Ką parsinešite namo? Kokią mintį parsinešite namo? Ką darysi? Pačios keisis. Ką keisi? Pasaulis keičiamas nuo savęs. Ar dovanosit savo dovanas? Visada. Visada. Šitą tai jau mokam. Tai ačiū Jums. Ačiū Jums. Smagu, kad skiriate laiko sekmadienį. Čia toks saulė taip švietė, ko aš važiavau. Ir prisnygė Vilniuje buvo, nežinau, čia snygo pas jūs? Snekai. Aš turiu tokį klausimą. Taip. Jeigu, pavyzdžiui, sakoma, jeigu nori pakeisti pasaulį, pradėjai keistis pats. Bet, tarkim, jeigu tu bandysi keistis, ar pasaulio nepakeis kas nors kitas, kaip jam reikės? Geras klausimas, iš tikrųjų, labai geras klausimas. Mūsų pasaulis yra mūsų santykis su pasauliu. Pavyzdžiui, mano pasaulis yra mano pasaulis, jūsų pasaulis yra jūsų pasaulis. Ir mūsų, kiek čia žmonių, tiek pasaulių ir yra. Tai aš, kai keičiuosi, mano pasaulis keičiasi, jūsų pasaulis nesikeičia. Nebent jeigu jūs tampat mano pasaulio dalimi, tada jūsų pasaulis irgi keičiasi. Tai kaip Luisa sakydavo, moteris, pasidarykit savo šventę, nueikit į kirpyklą, manikiūrą, pavalgykit su gražesnių įdų, taip ir toliau. Tai va mes tą ir savo pasidarom, nes tą malonumą. Tai ir sako, kad ir tam vyrui nedaryk valgyti, bet jeigu tu supyksti, o jeigu savo šventę pasidarysi, vis tiek tu geriau jausiesi pats. Taip. Tai čia ir sakoma netgi taip, kad kitą kartą padarysi tam vyrui tarnystę nepataisydama valgyti. Ir geriau jausiesi. Tik tą taisydama ar ką. Jo, maistas yra labai svarbus dalykas, iš tikrųjų labai svarbus. Mes esame tai, ką mes darome. Taip. Nes iš tikrųjų su vaikais, pavyzdžiui, kai vaikus auklėti, kitą kartą vaikui darai tarnystę, nedarydama už jį kažką tai, nes tada jisai turi suvokimą, kad jis pats turi atsakomybę už tai. Taip, ir mes, moteris, turime išmokti nespręsti vyrų problemų. Nes tik tai taip, ir apskritai, žinokit, čia nežinau, gal vyram nepatiks, arba gal moteriam nepatiks, o gal kaip tik patiks visiems. Bet yra, taip sakoma, kad moteris jokiais būdais negali duoti pinigų savo vyrui, arba broliui, arba tėvui, arba suaugusiam sūnui. Nes taip iš karto iš jo atima vyrišką energiją, jinai apvagia jį. Moters, dar vienas šitos momentas, moters pinigai yra jos pinigai. Ne už elektrą, ne už benziną,
šeimos automobiliui, ne už dujas, ne už bulką. Moters uždirbti pinigai yra jos papuošalams, jos rūbams, jau namų jaukumui kurti galbūt, ta prasme, vat tokiem nepraktiškiams dalykams. Jeigu moteris uždirba pinigus pati, jeigu jinai neuždirba pinigus, vyras turi skirti tam pinigų. Jinai neturi eiti pas vyrą ir sakyti, man koinės paskutinės sukryšo to, ką man eurą. Nu, bet jeigu taip yra. Tada moteris turi pažiūrėti, kas joje iššaukia vyro elgesį tokį su ja. Nu, tai yra toks atvejis, kad vyras ne tik, kad neduoda moteriai, bet dar atima iš jos. Kodėl? Ką moteris daro blogai, kad vyras taip elgiasi? Ta prasme, koks moters santykis su ja pačia. Nes, va čia labai tikrai, jeigu... Gali tai, kada jinai savyje save skriaudžia. Taip, jinai savyje save skriaudžia. Taip, jinai jau Taip. Taip, nes, pavyzdžiui, čia toks irgi pokalbis buvo. Kalbėjau su tokia moterim, kur, žodžiu, nedirba, bet vyras uždirba ir dabar čia tuoj ateis momentas, kai jis savų pinigų jau nebeturės ir turės gyventi iš vyro pinigų. Ir čia taip kalbėjom, žodžiu, kaip sakau, šeimos biudžetas, kaip čia su tais pašalais savo pirkimu, tipo, arba savo kažko pirkimu. Ne, tai čia vyro pinigai į šeimą. Sakau, pala, o tu kas? Svarsta, tavo poreikiai, ne šeimos dalis. Šeima yra tik tai vyras ir vaikai, o tu kas esi šioj šeimoj? Tai tavo, tai kad tau batų reikia, tipo, čia, tu ne šeima, vaikam reikia bato, ne? O tu, kadangi ne šeima, tai tu turi vaikščioti su sugrįžusiais batais, nes čia vyro pinigai šeimos poreikiams. Suprantat, kai mes pradedam analizuoti, kaip mes mąstam, tikrai, turbūt ir ta pati moteris, jeigu jinai pradėtų galvoti, kodėl taip yra, jinai suprastų, kad jinai savo godi, savo gaili. Jinai galvoja galbūt, kad jinai gal neverta, arba čia, gaili to vyro pinigų, čia nes, reikia, kad jam reikia, vaikam reikia. Bet dėsnis, suprantat, va čia yra, labai kartais būna subtili ta atskirimas tarp egoizmo ir tarp praktiškumo. Tam, kad moteris galėtų duoti meilę, jinai turi